pas mane? Jo, pas jūs. Esu instruktorius Vaidas. Simona. Jo, sakė man Brigita pas mus naujokė. Jeigu dabar į kairę, pavyzdžiui, nori pasukti, kaip suksi į kairę? Tu taip tik į griovį. Dabar nepalankios oro sąlygos. Čia ką reiškia? Dabar trečdalis vairuotojų patiria avarijas dėl nepalankių oro sąlygų arba slidžios kelio dangos. Žinai šitą? Ne. Čia Lietuvos draudimo duomenys, prašau. Vairo judesiai pas mus yra švelnus. Jokių va tokių, jokių šitų. Staigiai pasukus vairą šaltuoju sezonu labai lengva nuslysti nuo kelio. Tuo pačiu reikia prisiminti, kad asfalto padangų sukibimas yra labai prastas, tai mes šito privenkime. Užkūrus mašiną, mes neviršyje, mes gal net šiek tiek lėčiau važiuojam, pas mus stabdymo kelias yra ilgesnis, atstumas su kita mašina. Koks? Trumpesnis. Didesnis, nes vėlgi stabdymo kelias. Ką daro? Ilgėja. Na, tu svarbiausia nestresuok. Kai stabdai, vairą laikyk tiesiai, į posūkį mes nelekiam, stabdžio pedalą atleidžiam prieš darant manevrą. Manevras turi būti švelnus, nestresuok, nepanikuok. Nu, blogiausiu atveju tai čia apdrausta viskas. O tau Brigita sakė, yra kitų laikų. Instruktoriai kiti kada dėstys.